augom, būtų tokio šeimoje, kur, visko buvo. Suprantat, gyvenęs vis tiek, sens, sovietiniai laikai, matėm viską. Mes abu esame iš tų šeimų, kur smurtas buvo aktualu. Tai tiesiog, kai mes pradėjom bendrauti, pradėjom giliai šnekėti, supratau, kad čia jau mano žmogus, nes suprantame, apie ką šneka. Tiesiog. O šeima labai greit priėmė visą. Tiesiog, amžinatelis mama labai staigiai priėmė kaip dukrą čitinę antrą. Daugiau sesės, kur labiausiai nesitikėjau, nes sesė mano yra kaip antra mama. Viena. Kita biškį tolimiau, bet taip pat artima. Norvegijai gyvenant. Tai gaunas taip, kad man buvo smagu, kad labai greit priėmė. Žinokit, šitas įvyko labai seniai, man gal buvo kokie 6 metai, mes kadangi iš vieno kaimo, aš jau seniai buvau nusižiūrėjęs. Tik tai trūko to, kada tai ateis, su rimtumu ir visa kita, nes vaikai vis tiek visa kita. O šiaip tai, tas man visada buvo, kur aš sakiau, kad jis bus mano, aš būsiu su juo, nesvarbu kas bebūtų, bet vis tiek aš būsiu su juo. Tai išsipildė mano svajonė. Visada būti tau ištinkamas, kai laimė lydės, ar vargas suspaus, kai sveika atvers, ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Aš Monika. Imu tave rokai į savo vyrus. Ir prisiekiu. Visada būti tau ištikima. Būti tau visada ištikima. Kai laimė lydės. Ar vargas suspaus. Kai sveikata atvers. Ar ligos suims. Visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Te padeda man Dievas. Jums šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Rokai, imk šį žiedą, mano meilės ir ištikimybės tau ženklą, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen.
Man jisai patinka, man jisai gražus, su manimis labai gražiai elgėsi, jisai džentelmenas, man jisai labai patinka viskuo. Va taip galvojau, kad bus svajonė, tai jau įsipildė. Na, mielieji, kadangi šiandien jūsų ta nuostabioji diena, o mes esame jum pati pagrindinė liudininkai, tai truputuką liūdėm, nes mūsų kažkaip labai visur mažai. Tai už tai noriu jum palinkėti, kadangi jūs trasoj važiuojate dviese, tai norėčiau, kad ir per gyvenimą, visą likusį gyvenimą eitumėte tik dviese. Ir prisiminkit mumis taip, kaip kad aš prisimenu tuos inkeliukus, kuriuos paėmėm nuo seniūnijos ir įmetėm į tą dumblą, apie kuriuos net laikraštį rašė. Ir atsiminkit, kad mes turim šitą daiktą ir sugalvokit, ką dėl jo padarysit. Į sveikatą.